Ir viena iš tokių pavyzdžių tai yra Vilniaus miesto būstas, kur yra socialinė misiją vykdanti įmonė, savivaldybės įmonė. Ir tai yra tipiškas pavyzdys, kada partijos susidėlioja valdymo struktūrą taip, kad faktiškai jos tampa daugiau partijos įmonėmis, o ne miesto gyventojams teikiančios paslaugas įmonė. Galim drąsiai pasakyti, kad artimiausioje taryboje mes teikiame tarybos sprendimą ir sumažinsime socialinio būsto nuomos kainą 15%. O būsto administravimo kaštus sumažinsime 32%. Tai yra atsisakius nereikalingų darbuotojų, sutvarkius įmonės išlaidas ir valdymą, Vilniaus miesto gyventojai, kurie nuomojasi socialinį būstą, nuo Liepos mėnesio, kada taryba priims tokį sprendimą, už nuomą mokės mažiau. Tai reiškia, kad daugmaž apie 600 000 litų per metus Vilniaus miesto gyventojai, kurie nuomojasi socialinį būstą iš Vilniaus miesto savivaldybės, sutaupys. Ir vėlgi pabrėžiu, tai yra dėka to, kad mes tiesiog sutvarkome įmonės valdymą ir ją depolitizuojame. Tai yra grąžinime Vilniaus miesto gyventojams.